Sveiki, gerbiami žiūrovai. Dabar trumpai papasakosiu apie tai, kaipgi formuojamas paprikos krūmas. Paprika yra tos pačios šeimos augalas kaip ir pomidoras, kaip ir baklažanas ir turi savybę taip pat išleisti pakankamai daug visokių papildomų šakelių. Dabar iš karto rodau, ką mes su ja darome. O čia yra pakankamai nemaža jau paprika. Reiškia, viskas, kas yra žemiau pirmo stambaus įsišakojimo, tiesiog šalinama. Viskas tai nereikalinga. Ir šakelės, ir lapeliai. Dirbant su paprikomis pirštinės nėra būtinos, nes paprikos rankų nenudažo, taip kaip pomidorai. Toliau, nuo pirmojo įsišakojimo žiūrim. Paliekame žiedus, paliekame užsimezgusios paprikos ir šaliname visos šakelės, kurios eina į krūmo vidų. O šitą, pavyzdžiui, nereikalinga. Jos labai gerai, labai lengvai nulūžta. Šitą šakelį irgi nereikalinga, kadangi eina į vidų. Atsargiai ją šaliname tam, kad nenulaužti užsimezgusią papriką. Ir šita šakelė, kad jinai ir turi žiedą susiformavusi, jinai vis tiek nereikalinga, nes eina į vidų ir trukdys krūmui gauti pakankamai šviesos, o reiškia stabdys augimą. Šita irgi taip pat eina į vidų, reiškia mes ją pašaliname. Tai toks sekantis, taip sakant, etapas. Nu ir toliau žiūrime viršui. Paprikos viršūnė neturi būti labai tanki. Įmame tos šakelės, kurios viena kitai trukdo ir tiesiog pasirenkame, paliekame iš jų vieną, paliekame iš jų stipriausią. O čia galit matyti, kad yra dvi šakelės, kurios trukdo viena kitai, tai aš vieną iš tų šakelių tiesiog pašalinsiu. Paprikos krūmas iš tikrųjų auga pakankamai greitai, šakojasi pakankamai stipriai ir galėtų jisai turėti augaliukų, ne augaliukų, vaisių, galėtų turėti jisai labai daug. Šiaip paprika iš tikrųjų yra amžinai žalias augalas. Jeigu nebūtų žiemos, jinai galėtų augti keletą metų ir užaugtų kaip medis, panašiai tokio dydžio ir tokio stambumo. Bet kadangi mūsų vasara yra trumpa, mes negalime leisti paprikai šakotis, nes jinai tiesiog nespės užauginti visas užsimezgusias paprikas. Dėl to reikia retinti tam, kad paliktų nedidelis kiekis užuomazgų ir kad tos užuomazgos spėtų prinokti ir pavirsti prinokusiomis saldžiomis, skaniomis paprikomis. Aišku, jeigu mes kalbam dabar apie saldžią papriką, o ne apie aitrią, nes būna ir aitriosios. Na, va dabar mes galim matyti pakankamai gražiai suformuotą paprikų krūmą. Matot, šakelės viena kitai netrukdo, augalas tolygiai gražiai gauna šviesos ir va čia mes matome visą vainiką susiformavusių paprikų užuomazgų. Dabar, kadangi nereikalingos šakelės netraukia ant savęs sulčių ir maisto, jos pradės labai greitai augti. Ir kažkur po 2 savaičių mes jau matysime, aš manyčiau, susiformavusi derlių, o kažkur po 3 savaičių jos turėtų ir prinokti. Tiek šiam kartui. Spauskite like, jeigu patiko. Prenumeruokite kanalą, nepraleiskite sekančių filmukų. Iki.